Šiandien mėginu patį pilkiausią automobilį pasaulyje, koks tai gali būti, nes tai Škoda ir dar pilka. Tiesioginė to žodžio prasme. Bet tai vilkas avies kailyje, nes tai Octavia VRS, kurią maža to patobulino Startline specialistai. 2012 metais čekai pristatė trečios kartos Octavia, kuri kaip ir pirmtakai akivaizdžiai orientuota liaudžiai. Tai blankus, paprastas, bet tikrai neprastas automobilis, kuris turi patenkinti poreikį važiuoti. Pati galingiausia VRS versija skirta važiuoti greitai, bet neprarasti kitų geriausių šio automobilio savybių. Jeigu kalbėtume apie Octavia apskritai, tai šio automobilio ir trūkumas ir privalumas, kad 95% savo esybės tai vokiškų Volkswagen genų rinkinys. Gerai tai, kad vokiečiai suteikia savo technologijas ir ženkliai gerina Škodos kokybę. Blogai, kad norėdami lengviau kvėpuoti, čekai turi žaisti pagal vokiečių sukurtas taisyklės. Pažvelgus į Octavijos variklių sąrašą galima pamatyti, kad ten daug šlamšto. 1.2, 1.40 benzininiai varikliai, 1.6 dizelis. Pamirškite juos. Rinkitės didesnio litražo variklius, kurie šiam automobiliui tinka kur kas labiau. O pati galingiausia VRS versija apskritai pakeičia šios Škodos įvaizdį kardinaliai. Vokiečių trigrašis lemia, kad Octavia gali būti komplektuojama su 1.20 litro vos 85 arklio galias turinčių varikliu. Žinoma, toks variklis gali būti ir galingesnis, tačiau vis tiek. Jo vieta mažesnėme Rapid arba Fabia, bet tik ne Octavijoje. 1.40 litro variklis turi nuo 110 iki beveik 140 arklio galių. Pastaroji versija pakenčiama, bet norint dinamikos variklį teks gręžti aukštais ūkiais. 1.80 litro benzininis variklis su beveik 180 arklių ir vos didesnėmis nei 6 litrų vidutinėmis degalų sąnaudomis skamba kaip protingas pasirinkimas. 2 litrų dizelinės versijos, kurių silpniausia turi 140 arklių, o galingiausia 180, yra tai, ko reikia jums ir tai, kas idealiai tinka Octavijai, ypač nudažytai pilka spalva. Dizelinius variklius, kurių darbinis turis 1,6 litro, galima ignoruoti be širdies graužaties. Garsiai dirbantys, vangus ir nejautriaus, jie neverti dėmesio. O dabar apie VRS. Standartiškai ši versija turi 2 litro turbo benzininį variklį su 220 arklio galių. Tiesą sakant, skaičiai galėtų būti įspūdingesni, bet apynasrį uždėjo vokiečiai. Jiems nereikia, kad Škoda būtų geresnė ir greitesnė už Volkswagen. Tikrai ne. Bet vokiečiai negali uždrausti šiam automobiliui atvykti pas Startline specialistus, kur viską galima ištaisyti. Pakeitus išmetimo sistemą, perprogramavus variklio valdymo kompiuterį, lengvai gauname 300 arklio galių. Su tokiu galingumu Octavia VRS vis dar išlieka Škoda. Iš vietos pajuda greitai ir energingai, bet be dramų ir be streso viskas vyksta jaukiai ramiai. Na ir kas, kad ratai prasisukinėja važiuojant trečia pavara, o išjungus sukibimo kontrolę galima nulėkti nuo kelio. Dėl įgimtos ramybės tokių dalykų galima nepastebėti arba apskritai iki jų neprieiti. Eilinį kartą tenka pagirti 2 sankabų automatinę DSG pavarų dėžę. Įjungus rankinį jos valdymą galima mėgautis kontrole ir puikiai skambančia išmetimo sistema. Taip, mes vis dar kalbame apie pilką Octavia, kuri su nauja išmetimo sistema skamba pritrenkiančiai gerai. Garsas neįkyrus, bet nuspaudus akseleratorių arba žeminant pavarą verčia pašiurpti kūną ir šiuos veiksmus kartoti ir kartoti. Kadangi VRS yra galingiausia versija, galima tikėtis, kad ji bus pritaikyta sportiškam ir agresyviam važiavimui. Bet taip nėra. Ir čia be jokios abejonės neapsieita be vokiečių įsikišimo. VRS yra varomas tik priekiniais ratais, todėl staigiai pajudant iš vietos ratai per daug prasisuka, o posūkyje trūksta stabilumo tiek galiniams ratams, tiek slystančiam priekiui. Čia padėtų tokia visų varančių ratų sistema, kokią naudoja Golf R. Bet su ja Octavia būtų ženkliai geresnis pasirinkimas, o vokiečiams to tikrai nereikia. Ironiška tai, kad galingiausia versija visų varančių ratų pavaros neturi, bet silpnas ir niekam tikęs 1.60 litro dizelis su 100 arklių tokių malonumų mėgautis gali. Taigi, VRS yra puikus automobilis, kurio potencialą naikina vokiečiai. Ačiū jiems labai. Octavijos interjeras. Nieko įdomaus. Net nepaisant to, kad tai VRS versija. Tai tas pats, kas Škoda, bet kuri kita arba bet kuris kitas Volkswagenas. Nieko įdomaus.
Be ugnelės, be emocijos, bet praktiška. Bet kitaip ir būti negali. Octavios interjeras beveik identiškas Volkswagen Jettai. VRS versija gali pasigirti nebent patogesnėmis sėdynėmis ir vairu, kurie puikiai atspindi automobilio paskirtį važiuoti optimaliai. Pakankamai sportiškai ir komfortiškai, kad automobiliu būtų galima džiaugtis kasdien, nesvarbu važiuosite ramiai ar agresyviai. Maloniai nuteikia interjero medžiagų kokybė, kuri tik vietomis šlubuoja dėl taupymo sumetimų. Patogus prietaisų valdymas taip pat atkeliavo iš vokiečių. Mano mėginamas VRS turi liečiamą ekraną, galima rinktis vieną iš kelių važiavimo režimų, stebėti įvairius rodmenis ir netikėtai atrasti sistemas, kurių nesitikė aptikti Škodoje. Pavyzdžiui, nukreipimo nuo eismo juostos kontrolės ir ženklų atpažinimo sistemos čekams yra ne svajonė, bet realybė. Taip pat Octavia gali turėti radarą, kuris reaguoja ne tik į priekį važiuojančių automobilių greitį, bet ir į kitus objektus. Todėl esant reikalui, automobilis ne tik sumažins greitį, bet ir padės visiškai sustoti. Kam reikia, tas tegul stabdo, bet Startline to daryti tikrai nežada. Po mano pasivažinėjimo Octavia VRS grįžo į garažą, kuriame automobilis gavo naują turbiną. Palyginus su ta, kuri buvo sumontuota gamykloje, naujoji atrodo identiškai ir tik budriai akis pastebės dydžio skirtumą. Su šia turbina ir nauja variklio valdymo programa VRS galia padidės dar labiau. Pirmas žingsnis tai tobulinimas su standartinė išmetimo sistema, tai ganėtinai irgi nemažai, 40 kW plus buvo pridėta, nieko nedarant jokių mechaninių pakeitimų. Nes šitas motoras turi didelį rezervą, tikrai neišnaudota. 210 kW irgi nepakako. Reikėjo ieškoti daugiau galios. Tai susidūrė su išmetimo apribojimu, pakeitėme pilną išmetimo sistemą ir atradome dar 20 kW plus, viso 60 kW plus. Šiai dienai mes turim 360 arklio galių iš automobilio išspausto dėka Volkswagen Golf R standartinės turbinos, kur jinai tinka tiesiogiai pakeičiant ir nieko nerdant, neraklinėjant. Taigi, be didesnių vargų galima pasiekti 360 arklio galių ir tai nėra blogas skaičius. Bet patikėkite, net ir tiek nereikia, kad Octavia VRS džiugintų labiau nei bet kuris kitas automobilis. Mano mėginamą VRS galiu pagirti už puikų garsą, kad ir kaip keistai tai skambėtų kalbant apie Škodą, ir už tai, kad tai praktiškas ir protingai sportiškas automobilis. Jis jūsų nevargins, o prireikus maloniai pakutens pilvą greitų įsibėgėjimą. Bet norint visą tai pasiekti ir patirti, jums reikės tokį automobilį įsigyti. Lietuvoje naudotos Octavios VRS nerasite. Vokietijoje šansai kur kas didesni, bet reikės bent 24 000 eurų. Už tiek pavyks įsigyti poros metų senumo automobilį su 30 ar 40 000 km rida. Visiškai naujas ir pilnai sukomplektuotas automobilis pareikalaus nepilnų 40 000. Skurdesnį įrangą turintį egzempliorių galima rasti ir už 30 000 eurų. Tačiau visiškai naujam automobiliui galios gamintojo apribojimai ir garantijos, o tai neleis kišti nagus prie variklių ir didinti galią taip, kaip norite. Reziumuojant, Octavia VRS užklumpa dvejopi jausmai ir viskas per vokiečius. Jie suteikė galimybės VRS būti labai geru automobiliu, tačiau atėmė bet kokias viltis būti geriausiu. Neturėdama visų varančių ratų sistemos, Octavia VRS pasmerkta likti pilku Volkswagen šešėliu. Tegu ir labai greitu.